atvykote vėl į mano kanalą ir sveikinuosi su jumis būtent štai šiandien, kurdama naują video. Ir sugalvojau, kad aš norėčiau pasidalinti su jumis savo imuniteto stiprinimu, organizmo paruošimu būtent ateinančiam žiemos sezonui. Aišku, mes jau tai turime daryti vos pasibaigus vasarai, stiprinti ir ruošti savo organizmą ateinančiai žiemai, visiems tiems darganotiems orams, gripams ir panašiai. Ir kaip tik šiandien Lietuvoje siaučia didžiulis vėjas 20 metrų per sekundę ir baisulinis lietus. Tai tą progą ir galvoju, reikia man pradėti sukti šį video, su savo žiūrovais pasidalinti savo smulkmenomis, kaip aš tai darau. Tai žinoma, mes turime gauti visus reikalingus vitaminus, nes kitaip organizmas nebesugebės kovoti su visais blogais dalykais, kurie mus užpuola rudenį ir žiemą, kai mes susirgame ligomis. Ir nepaslaptis, kai artėja žiema, mes neturime šaltuko, visos tos bakterijos, bacilos vaikšto po orą, jos neturi kaip įšalti ir mes jomis kvėpuojam. Jeigu vykstame į darbus, mokslus ar nesvarbu kur viešuoju transportu, mes atsisėdame ir jau ten galime pasiimti sergančio žmogaus bakteriją ar bacilą. Ir tikrai didelis darbas priklauso nuo mūsų, kaip mes paruošim savo mylimą kūno organizmą, taip mes ir pergyvensim visą rudenį ir žiemą. Dabartinis mūsų oras tikrai mus lepina, galima šilčiau apsirengti, jeigu vėjas ar lietus, bet jau kai prasideda tie nemalonūs orai su lietumi, su sniegumi, kai jie vienas kitą perkeičia ir nėra to šaltuko, tada tikrai veisiasi tos visos bacilos ir jau darosi mums visiems liūdniau ir žiūrėk, jau vienas kosti, kitas kosti ir jeigu mūsų imunitetas yra silpnesnis, pasičiumpam tas visas bacilas ir mes ir tada sergam, gulim lovose, kamuojamės ir negalime daryti savo mylimų dalykų. Tai turiu kaip ir pagrindinius kelis dalykus, pačius svarbiausius, kuriais noriu pasidalinti, tai yra štai šis produktas. Pasistengsiu jums kaip galėdama arčiau parodyti. Ir tai yra Zino firmos aliejus. Ir jis vadinamas balance oil, tai balansinis tiesiog išvertus į lietuvių kalbą aliejus, apelsinų, citrinų ir mėtų skonių. Ir ką reikia daryti su juo? Reikia iš ryto po valgio išgerti normą aliejaus. O norma pasiskaičiuoja paprastai 0,15 ml vienam kilogramui svorio. Tačiau yra ta rekomendacija, jeigu tai yra suaugęs žmogus, išgerti 7,5 ml to aliejaus. Ir aliejus, kokia yra jo sudėtis, tai yra žuvų taukai ir visos kitos ant tos reikalingos sudedamosios dalys, bet esmė tame, kad išgėrėme šio aliejaus, gauname omega-3 reikalingą kiekį. Tai šis maisto papildas yra mūsų organizmą prisotina omega-3 riebalų rūgštimis. Ir mes žinome, kad mums yra reikalingos dvi rūgštys, tai omega-3 ir omega-6. Tiesiog yra atlikti tyrimai, kad žmonės gauna omega-3 ir omega-6 santykių 1:18. Ir mes turime dar žinoti vieną labai svarbų dalyką, kad omega-3 rūgščių mes negausime tiesiog iš dangaus, mes jį gausime su maistu. Tai mūsų organizmas turi tą dalyką pasisavinti. Tai, kad man nereiktų sukti galvos, žiūrėti, kokioj žuvy yra tų omega-3, nes tikrai aš galiu pasakyti jums, nevalgau į savaitę 2-3 kartus įvairių rūšių žuvis. Tikrai to nedarau, tai man šis aliejus tikrai yra išsigelbėjimas, norint, nesergant, sutikti
ir išgyventi visas tas šaltas mūsų dienas, visą tą šaltąjį sezoną. Tai jisai yra šiaip labai malonaus skonio, kaip minėjau, apelsinai, citrina. Ir būtent tos omega-3 ir yra atsakingos tos rūgštys už mūsų sveikatą, už imunitetą, ir jeigu mes gauname pilną reikalingą kiekį, mes jau galime dėti drąsiai 80% savo pamastymui, kad mes tikrai nesirgsime. Jeigu jūs nenorite gerti tokių panašių aliejų ir ar jūs dirgina, ar jūs alergiški, ar jums tiesiog nemalonu tas riebalo jausmas burnoje, jūs turėtumėte valgyti lašišą, skumbrę, menkę, tuną. Tada jūsų organizmas taip pat turėtų pasisavinti reikiamas medžiagas, bet esmė kame šiame preparate, maisto papilde yra tas santykis visas reikalingas mūsų organizmui. Tai tikrai nereikia man dabar galvoti, kokios žuvies, lašišos ar skumbrės man pirkti, valgyti ir panašiai. Aš išgeriu ir žinau, kad aš jau visko, ko man reikia, turiu organizme ir toliau valgau, ką noriu ir nesuku dėl to galvos. Taigi, šią priemonę aš darau savo maisto racione, papildau štai tokiu buteliuku. Jo, atrodo tai gerai. Nėra čia jokių pavadinimų, nieko, tiesiog šakiuose, nepasakysiu nei parduotuvėlės pavadinimo, nes aš niekada nebuvau, man visą laiką atveža. Čia gamina šakiuose sėmenų aliejų. Tai yra šviežiai spaustas sėmenų aliejus ir jau matote, kiek aš jau jo turiu. Tai irgi visą laiką, kiekvieną dieną aš jį naudoju ir dažniausiai aš valgau salotas. Tai, aišku, per pietus vien tik salotomis aš gyva nebūsiu, tai kažkokį rimtesnį maistą dar prie tų salotų valgau, bet visą laiką prie tų salotų aš įsidedu šio aliejaus. Tai va, bet šis aliejus irgi yra labai ypatingas, nes jisai, nežinau, nuo visų ligų vaistas, nuo cholesterolio, nuo širdies ligų, nuo nutukimų, vėlgi tam pačiam, kaip ir minėjau, imunitetui stiprinti, gydo odą, gydo onkologinius susirgimus, taip pat padeda greičiau augti plaukams, nagams, oda atrodo sveikesnė. Tai vėlgi yra aliejus, kuris yra prisotintas tų omega-3 riebalinių rūgščių. Tai man šis derinukas yra ypatingai geras, nes aš žinau, kad jau tikrai tokių pavartojus aš neturėčiau užsikrėsti nereikalingomis ligomis. Tai nepamirštam šių produktų, tikrai yra svarbu ir nereikia galvoti, kad kažkas čia mums liepia tai daryti. Mes viską darome dėl savęs, kad tik tai būtume gražesni, sveikesni ir laimingesni. O tikrai ta laimė ir ateina tada, kai mes esam sveiki. Dar nepaminėjau, šis produktas yra ganėtinai brangokas. Nenoriu meluoti, bet tikrai ne 10 ir ne 20 eurų. Bet tikrai, sakau, verta, jeigu jūs nesimato, kiek čia šio nugėrus, va tiek. Tikrai verta, jeigu jūs tiesiog neturite laiko, noro, jėgų pirkti tą žuvytę įvairiausią, valgyti ir panašiai. Ir ten reikia to žuvies be proto daug suvalgyti, kad gauti norimą tą rūgščių kiekį. Tai šie patys svarbiausi pagrindiniai dalykai. Aišku, aš dar kiekvieną rytą, nesvarbu, kur aš eičiau, ką daryčiau, kelintą valandą man reiktų keltis, aš pasportuoju, aš padarau mankštą. Aišku, tai nėra tokia mankšta, kad ten, nežinau, valandą laiko aš visą šlapę, ten belenkiek kalorijų aš išeikvoju, bet tai yra mano kūno pabudinimas iš tos miego būsenos ir tikrai prasimankštinu visus savo kaulus, rankas, kojas, pilvą. Anksčiau darydavau atsilenkimus, bet dabar aš buvau išvykus ir tikrai daug daiktų aš nebeturiu čia Lietuvoje, tai aš nebeturiu ir to kilimėlio. Tai tikrai dabar atsilenkimų nedarau, taip kad ir nemeluosiu, kad aš juos darau, bet anksčiau tikrai darydavau kiekvieną rytą. Ir aš labai mėgstu sukti lanką. Tai štai toksai lankas, va, matote, tai tikrai yra labai geras dalykas ir
Man labai patinka. Aišku, iš pat pradžių buvo mėlynės, bet manau, kad tai yra natūralu, nes tie tokie gubeliai, net nežinau kaip pasakyti, pakietinimai, jie pilvui tikrai pridavė tų mėlynių, bet paskui matomai raumuo priprato ir jokių mėlynių nebuvo, taip kad tai labai gražu, talijai padeda ir viskas yra gerai. Na, namuose pabėgioju vietoj, bet tikrai taip yra, kad ne visą laiką mes galim išlėkti į lauką pabėgioti. Vasaros metu tikrai bėgiodavau, šią vasarą neišėjau, praeitą tikrai bėgiodavau. Na, žodžiu, ir aš kartais nedarau taip, kaip reikia, bet tikrai stengiuosi iš visų jėgų daryti taip, kaip reikia. Ir noriu, kad būčiau graži ir sveika. Tai va, būtinai ta mankšta prieš visus mano darbus, mokslus ir grožio ritualus ant veidų ir ant plaukų. Ir aš visiems jums palinkėsiu pasirūpinti savimi, netingėti ir pasiskaityti, daugiau gal internete, pasiieškoti informacijos, ko jūsų organizmui reikia, kad jūs būtumėte sveiki visą šį sunkųjį artėjantį mūsų žiemos periodą. Tiek būtų šiandienos mano video, tikiuosi ši informacija buvo naudinga. Aš galėsiu tik tai palikti šio produkto puslapio nuorodą, nes šio produkto neturiu nuorodos, bet tikrai manau, kažkur gal aliejų specializuotai parduotuvėje galima nusipirkti. Ir tikrai pasiskaitykite, daugiau sužinosite apie šios produktus, negu kad aš papasakojau, nes tai yra vis tiek daugiau ir tų moksliškesnių terminų, kaip ir tos rūgštys apibūdinamos. Aš norėjau paaiškinti tais paprastesniais žodžiais, kaip aš suprantu, ką aš žinau ir pasidalinti šią informaciją su jumis. Taigi, linkiu jums visiems nesusirgti, laimingai pergyventi rudenį, žiemą ir visiems sveikiems pasitikti pavasarį. Tai iki kitų susitikimų